Kai rudens danguje sužaižaruoja vaivorykštė, žinau, viskas bus gerai. Po lietaus išleis saulė, gyvenimas įgaus ryškių spalvų ir plaučiai prisipildys gaivaus oro. Į naujus mokslo metus šįsyk žvelgiu su didelė viltimi ir su lūkesčiais, kurie labai norėčiau tikėti neprasilenks su realybė taip, kaip prasilenkė pernai. Užveriame galutinai pernai metų duris ir atverčiame naują lapą. Nepaprastai greitai, kaip visada, tas rugsėjis prašuoliavo. Vos spėjome pradėti įsivažiuoti, o čia virusas užpuolė, vos ne 2 savaitėm mudu su Magda išguldė, o kol atsipaipeliojame, jau žiūriu ir rugsėjo pabaiga. Na, bet verskime tą naują metų knygą nuo pradžios. Prasidėjo šį kartą viskas mūsų kieme rugsėjo išvakarėse. Į jungtinių Liutauro ir Magdės gimtadienį susirinkę dūzgė daugiau nei tuzinas vaikų. Lobio paieškos, vaišės, pačių vaikų susigalvoti žaidimai ir kitos linksmybės tęsiasi ne 1 valandą. Ir nors pernai metų gimtadienio savo linksmumų gal nepavyko perspjauti, vis tik ir šį kartą visai smagiai praleidome laiką, pasibuvome ir pasidžiaugėme vieni kitais. Jau žino, Maurės žino. Jo, o tik tai... Jau iškrito, paliūdina ir iškrito. Slėtės čia! Kas nerėskoja, kas negauna. Aš palaikysiu biškį. Monika! Monika! Nieko? Aš radau lovą. Mano Peppa Pig. Liutaurai nešalta? Liutaurai nešalta? O matai, ten pradžioj susidrumščia nuo to molio biškį? Turiu pastebėti, kad jei pernai visa šutvė vaikų laikėsi išvien, tai šiemet labai pasijautė ta berniukų mergaičių kompanijų atskirtis. Merginos savais reikalais užsiėmė buvo, berniukai savais, todėl įtariu, kad tai buvo paskutinis kartas, kai Magdė su Liutauru gimtadienį šventė kartu. Taip ir prasidėjo rugsėjis. Standartinės mokyklas lankantieji pasinėrė į kasdieninę mokyklinę rutiną, o mes sėdome į traukinį, vežant į Trakus. Išbandę naujuosius bilietų pardavimo automatus, netrukus patogiai sėdėjome antrame traukinio aukšte ir gerėjomės pro šalį lekiančiais vaizdais. Kažkokio labai rimto plano neturėjome. Pats važiavimas traukiniu šį kartą buvo pagrindinė pramoga. Tačiau tradicija nueiti iki centro ir suvalgyti po kibiną išlaikėme. Pakeliui dar pasigražėjome vietinių menų ir fauną. O žiūrėk, čia Poseidonas? Karaliukai. Geras. Šitą princesę. Mažytė princesė. Geras. Nu? Karalius, ten sargybinis, čia karalienė, čia princesė, o ten princas. Geras. Va toj pusė didelis. Reikia viskas. Galiausiai, įsivertinę laiką ir savo galimybės, nutarėme iki stoties grįžti turistiniu kateriu. Pasirodo, vienas čia toks tėra, turintis leidimą triukšmauti ramiuose Galvės ežero vandenyse. Ir vienintelis toks, galintis praplaukti po žemučiu pėsčiųjų tilteliu. Geras, ane? Čia geras. Kompanija mūsų pasidalino į 2 dalis. Viena vis tik kulniavo pėsčiomis iki stoties, o mūsų pusė, prieš tai dar išsimaudžiusi,
parplaukė jau minėtojų kateriuku. Taip neskubėdami, pasimėgavę rudens saulę ir užsitęsusią vasarišką šilumą, grįžome namo pilni jėgų ir ramybės. Atėjus Magdės gimimo dienai vandens pramogas teko pratęsti. Mat buvau pažadėjusi Magdai leisti ją su draugėmis į vandens parką. Šioje vietoje turiu stabtelėti ir įterpti vieną praleistą momentą. Vasarą Magdė susirado dar vieną draugę, su kuria pastaruoju metu daug bendrauja ir stengiasi progai pasitaikius kur nors kartu praleisti laiką. Šypsenos, kaip suprantate, buvo iki ausų. Laimės pilnos kelnės. Prisimaudė merginos, prisiplaukiojo, prisičiauškė. Tada dar užsukome į šalia esantį prekybos centrą, užkandame, pailsėjome. Taip simboliškai paminėjome tikrai Magdės gimtadienį ir išpildėme solenizantės svajonę. Liutauras tuo tarpu kaupėsi rimtam sprendimui. Nors prieš gimtadienį buvo pareiškęs, kad už dovanų gautus pinigus pirks naują telefoną, mat senasis jam tarnauja jau 5 metus, galiausiai atėjęs pasakė: žinai, mama, vis tik nusprendžiau, kad bus gerai dar man ir su tuo senu telefonu, o gimtadienį aš noriu 4. Va taip. Nei šio, nei iš to. Abu su tėčiu ėmė žiūrinėtis tų 4, kurie man buvo tamsus miškas, todėl palikau tą reikalą jiems. Tada tiesa dar nežinojau jų kainų, todėl kai galiausiai kainą išgirdau, kiek suklusau, ar tikrai tokio daikto čia ir dabar Liutaurui reikia. Ne vieną dieną, prisipažinsiu, trūko mūsų derybos, ginčai, įtikinėjimai, ne vieną kartą buvo regis persigalvojama, vėl iš naujo galvojama ir vėl deramasi. Na, galiausiai nusprendėme, tebūnie. Liutauras duoda pusę sumos, pusę mes pridedame, bet jei greitai nusibos ir mes paskui jį parduosime, tai Liutauro dalis jam nebegrįž. Taip mūsų kieme atsirado dar vienas žaislas. Buvau išvažiavusi, kai prekę pristatė, bet mane grįžtančiai jau skubėjo pasitikti šypsenos iki ausų. Nuo šiol mūsų kieme kaimynų vaikai lankosi 2 dažniau. Naujas žaislas įdomus tiek vaikinams, tiek merginoms. Todėl buvo daug kalbų apie saugumą, greitį ir kitas atsakomybės. Džiaugiausi vienu. Liutauras iš tiesų noriai dalyjosi su visais ir visiems kantriai aiškino, kaip reikia šią transporto priemonę valdyti, ką daryti, ko nedaryti. Buvo prasukta daug ratų aplink kūdrą, namą, daug kilometrų nuvinguriuota drožiant vienintelį saugų kilometrą iki vietinių kapinaičių ir atgal. Dabar belieka gerą šalmą nusipirkti, nes jei aukščio Liutauras privengia, tai greičio tikrai nebijo. Magdė tuo tarpu laikosi santūriau. Rytus pamėgę pradėti pasivaikščiojimą po apylinkės, dažnai išsiruošiame visi drauge. Tik Magdė, neįtin mėgstant ilgus atstumus, tuoj ima dviratį savo kompaniją. Tu vadini visą... Visą ryto idilę, ne? Fizinio pamoka. A, jūs norit, kad šitam aš jūs nufotkinčiau? Vasariškasis ruduo kviečia vis lauke pabūti, ramiai lauko darbus pasibaigti. Ir čia Liutauras skuba tėčiui pagalba. Šieną žiemai vištoms pakratui paruošti. Vis tik namuose laukia nemažiau darbų. Kas žinote, kas dar nežinote, rugpjūtis buvo įsukęs mus į kambarių rokiruočių projektą, kurio likučiai iššoko dar ir rugsėjį. Todėl vis dar ko pritrūkę, čia sukę, čia apsukę, vėl važiuodavome į Ikėją. Matavomės, rinkomės, montavome ir vieni ir draugus į kompaniją pasimdami, o kartais net nakviniai tos draugus pasilikdami. Čia pirmas stalčiukas. Lentynėlė, ne? Čia tarsi 2 žmonės. Ir va tai va turi gauti, net. Nu tai žiūrim, kaip gausis, prašau. Žiūrėkit, paimk foto. Ir čia reikia įstatyti. O žiūrėk, kai tai išstatė, ar lengviau sukti? Taip, ar sunkiau? Oi. Aha, visada lengviau, kai ilgesnė rankenėlė. Aš važiuoju. Čia fizika, čia jėgos petys vadinasi ilgesnis ir tada jėgos mažiau reikia. Na, o tuo tarpu kambariai, nors juose dar ne visi daiktai yra radę savo nuolatinės vietas, rugsėjo pradžioje atrodė taip.
klausau. O batus kas klausau? Ai, batai. Eik tu. Kai keista. Čia dar aišku lentynas bus dar sutvarkysim. Sveiki atvykę į mano vietą, kur aš praleisiu labai daug laiko. Eik tu klausyk, čia žiauriai gerai. Dabar tėvelis galės žiūrėti, ką Čia žiauriai gerai. Naujasis Liutauro kambarys, buvusioji mano biblioteka. Naujasis Magdės kambarys, buvęs mūsų mėgamasis. Na, o prieš tai buvęs vaikų kambarys, dabar mūsų miego ir darbo kambarys. Kaip žinia, pavasarį su abiem vaikais pasiryžome pradėti pedagoginės ir psichologinės tarnybos, dar kitaip vadinamos PPT, vertinimo dėl aktyvumo ir dėmesio sutrikimo, taip vadinamo ADHD. Su Liutauru jau vertinimą baigėme. Su Magdė liko vienas apsilankymas, tai šią temą papasakosiu kitą kartą. Dabar te galiu pasakyti, kad dėl Liutauro labai džiaugiuosi. Turim puikių specialistų išvadas ir tikrai nuostabias rekomendacijas. Sunkiausia, žinoma, dabar bus man to vaiko nespausti, nelyginti su kitais, visada savo priminti, kad mažiau yra daugiau ir leisti tiesiog eiti savo tempu. Magdės išvadų dar palauksime, bet įtariu, kad turėsime kažką panašaus. Motyvacijai po pernai metų atkurti ėmėmės projektinės veiklos. Susibūrė 7 vaikų klasiokų kompanija, tačiau lūkesčių stengiamės per didelių neturėti ir leisti viskam vykti savaime. Kiekvieną rudenį galvos skausmu tampa visų būrelių radimas ir tarpusavio susiderinimas. Šiemet šią naštą pavyko kažkaip labai greitai nusimesti. Vaikų pasirinkimų šiemet labai džiaugiuosi. Liutauras toliau tęsia smuiko ir solfedžio pamokas. Šioje vietoje labai jaučiasi išaugusi jo motyvacija groti ir nebejotinai šoktelėjęs atsakomybės jausmas. Jei anksčiau paprašyti groti namuose Liutauro būdavo praktiškai neįmanoma, dabar vaikis stengiasi nepraleisti nė vienos dienos be smuiko namų darbų, o ir pačią pamoką mokytoja šiemet prailgino, matydama, kad jis jau geba vis ilgiau išlaikyti dėmesį pamokoje ir jiedu gali daug daugiau visko per pamoką apriepti. Trečioje Suzuki knygoje yra belikę vos 2 paskutiniai kūriniai. Smagu bus iki metų pabaigos jos pabaigti ir po naujųjų šokti į 4 knygą. Super. Parkūro užsiėmimai taip pat išlieka tarp Liutauro favoritų. Pernai netikėtai susidraugavęs su mano universiteto laikų bičiulė sūnumi, šiemet kartu su juo lanko toliau parkūrą ir dažnai kartu su juo pasirenka keliauti po porą kilometrų pėsčiomis iki užsiėmimų ir atgal. Pakeliui vaikinai pasišneka, aptaria reikalus, taip ne tik fiziškai sustiprėdami, bet ir savo draugystę puoselėdami. Na ir labiausiai žinoma džiaugiuosi dėl Magdės. Po nesėkmingų pernykščių bandymų su gimnastikos ir dailės užsiėmimais šiemet išbandėme videomeno būrelį. Pirmi porą užsiėmimų, kuriuose teko išmokti ir pabandyti sukurti sustabdyto kadro filmukus, Magdai labai patiko. Ir kas svarbiausia, patiko ir užsiėmimus vedanti mokytoja. Šis faktorius Magdai bene svarbiausias. Kaip išsiaiškinome, senasis tapybos būrelis jai labai patiko. Deja, pasikeitus mokytojai, su pastarąja ryšio Magda nerado, tad ir būrelis tapo nebemielas. Taigi labai tikiuosi, kad šiais metais bus viskas kitaip. Dabar tik dėl bjauraus viruso teko praleisti porą užsiėmimų. Viliuosi, kad kitą savaitę, kiek aprimus bjauriam kosuliui, galėsime vėl visi džiaugtis veiklomis. Ruošiesi pasveikti? Jau gana silpta, ne? A? Užtenka silpti, ne? Atsibodus ir? Apie planavimą jau rašiau. Nors rugpjūtis visas nuplaukė kambarių rokiruotėms, vis tik pagaliau įveikiau ir šį suklapimo akmenį. Aplankai su mokslo knygomis, kaip dabar vadiname ilgalaikius planus, jau atspausdinti ir paruošti. Deja, kol kas niekaip nepavyksta patiems vaikams perduoti tos proceso planavimus ir estafetės. Nors tu ką, nori jie, kad aš viską sudėliočiau ir pirštu parodyčiau, ką po ko galima mokytis ir ką pasirinkti. Taigi šioje vietoje tikrai prireiks daug kantrybės, mano užsispyrimo, o gal ir lankstumo. Knyginė užmačiusi štai tokias paprastutės pratybas, susigundžiau jas paimti ir įduoti vaikams smegenims po vasaros pažadinti, kol susistiguos kiti dalykai. Panašu, kad neprašoviau. Jie jau nieko nenori, tai šitas pratybas pasiima ir su malonumu padaro. Ypač Magdė. Liutauras truputį maivosi, bet neturi kur dėtis. Vis tik nesudėtingos paprastutės užduotis nėra kažkokia neįveikiama siena. Ir po galais pagaliau suteikia taip reikalingą tą nugalėtojo jausmą. Aš galiu. Taigi,
Nepaisant to, kad regis grįžtame 2-3 klasėm atgal, matau, kad pradėti nuo čia šiemet buvo labai geras sprendimas. Dabar 37. Oi. Tai ir parašyk tą 37. Taip apšilus galima pagaliau ir per planus keliauti. Kalbos dalis pradėti čiupinėtis. Ar su romėniškai skaičiai susipažinti. Šauksmininkas pašauks. Nu, kai yra, pavyzdžiui, Magdė, o paškai Magdė. Pala, ką pasakė? Šauksmininkas pašauks. Ei, čia neklausimas, jis turi neklausimą, o jis tiesiog šauksmininkas. Kaip šauktukas, žinai, Magdė. Va, aš pažašiau. Pavyzdžiui, kas? Magdė. Kilmininkas ko? Tai vadinasi. Ko? Magdės. Ne? Na, gerai, padam. Ok. Taip. Ok. Vardininkas kas? Kilmininkas ko? Naudininkas ką? Galininkas ką? Įnagininkas ko? Vardininkas kur? Gana! Šauksmininkas pašauks. Ei! Štai dainelė tokia. Plojimai! Romėniški skaičiai iš karto pasitarnavo mokantis istorijos. Mat besiruošiant daryti istorijos laiko juostą knygą, toji kalba pasisuko apie amžius ir jų žymėjimą. Lietuvos istorijos laiko juostą pagal Lietuvos istorijos repą su vaikais buvome darę užpernai. Magdė tąsyk nekažinką ten suprato, todėl ji laiko juostą šiemet daro iš naujo. Čia turėtų sugulti svarbiausios Lietuvos istorijos datos ir asmenybės. Liutauro laiko juosta turėtų pasipildyti turtingesnėmis detalėmis apie lietuvių gyvenimo būdą, meną, atradimus ir panašius aspektus. Kaip visa tai eisis, laikas parodys. Bandydami čiupti literatūrai už pakarpos, imamės graikų mitų. Pradžioje bandėme skaityti kūno senovės Graikijos legendas ir mitus, tačiau ilgai dėmesio vaikai neišlaikė, todėl pasitelkėme keletą filmukų. Kadangi mūsų namuose atsirado didelis ekranas, labai viliuosi, kad jį dažniau išnaudosime tokioms bendroms vienos ar kitos medžiagos peržiūroms. Deja, mūsų norą pasikonspektuoti visas tas graikų mitinio pasaulio būtybės užmušė atkeliavęs virusas, tai teks kitą kartą vėl atsigriebti. Vis tik, kol sirgome ir per daug nieko negalėjome daryti, bent Hobito trilogijos pirmą dalį pažiūrėjome ir keletą audio knygų perklausėme. Liutauras, jėgas atgavęs greičiausiai, tuo ieškojo, kaip išnaudoti laiką. Sugalvojo vaikinas, kad reikėtų kažkaip tai pasivyti savo bendramžius su anglų kalba. Mano siūlomos platformos ir metodai niekaip nelipo. Ir štai jis, iš kažkurio draugo sužinojęs apie Duolingo programėlę, atsisiuntė ją ir ėmė savarankiškai mokytis. Tiesą sakant, norėjau vaikams šią programėlę pasiūlyti anksčiau, tačiau visa bėda būdavo tame, kad norint išmokti anglų kalbą, turėjai mokėti pakankamai gerai kokią nors kitą užsienio kalbą, mat lietuvių kalbos programėlė tai nepalaiko. Kadangi vaikai patys nuo 6 metų išmoko rusų kalbą, būtent šis faktas atėjo vaikams į pagalbą. Nusistatę šią kalbą kaip pirminę, galėjo netrukdomai mokytis dabar jau ir anglų kalbos. Norėdama pasižiūrėti, kaip per keletą metų patobulėjo ši programėlė, nutariau, ko nors joje pasimokyti ir aš. Pasirinkau ispanų. Ir štai dabar kiekvieną dieną su Liutauru įveikinėjame savus iššūkius. Užsikabinome. Per 3 savaitės Liutauras surinko virš 4000 taškų, iš kurių 3000 buvo surinkti paskutinėje savaitę. Žiūrėsim, kiek ilgai pavyks išlaikyti šį iššūkį, tačiau bent jau kol kas Liutauras džiaugiasi, sakydamas, kad negali patikėti, jog ir mokymasis pagaliau gali būti smagus. Tokiu būdu realiai jis tobulina abi kalbas, nes būna, kad ir rusų ne viską supranta ar ne viską žino, kaip parašyti. Žodžiu, šaunam šioje vietoje 2 zuikius iš karto. Kažkur užkulisiuose ėjo paprastas gyvenimas. Su plaunamais indais, džiaustomais rūbais, kraustomomis iš lentynų į lentynas knygomis ir šiokia tokia ruoša žiemai. Nors ir labai nebuvo kada, visgi šiek tiek vaisinių pastilių iš savo aronijų, kriaušių ir obuolių pasigaminti spėjome. Kitą dieną vaikai buvo užsimanę kisieliaus. Ir nors apart cukraus bei krakmolo ir keletos stipriklių dažiklių pirktiniuose kisieliaus pakeliuose nėra, vis tik pasinaudojame progą pasimokyti skaityti instrukcijas bei sekti jomis.
Filmuoju. Pilti 2 litrų šalto vandens, tai tu jau šitą primaišyti. Į taip pil. Išmatai. Kaip litrus matuosi centimetrais? Tai man nerodo. Taip. Kur skaičiukas labiau panašus į 1, va, 7, va. Čia bus. Kaip technologijų pamoka gerai? Labai gerai. Kvepiam. Kisielius. O čia koks kisielius? Pangolių? Čia aviečių. Aviečių. Tik nebegaliu laikyti. Gerai. Šviežių daržovių sulčių spaudimas bei jų tarkių džiovinimas irgi suėjo už technologijų pamoką apie maisto ruošimą žiemai ir skirtingus konservavimo būdus. Nu tavo kamčias, naka. Įdėk svolių. Aš atidarau sultį, pasižiūrėk. Kai sultis gerai bėga. Ir kaip česnakas. Česnakas. Vieną tik tai. Taip, dėl skonio tiesiog. Aš šitą dabar uždarau, man patinka, žiūrėt, Jo, gerai. kaip įsikaupi ir paskui Tam, kad susimaišytų sultis. Wow. Žiūrėk, kiek ištekmų. Bet šitą realiai galima sumalinti. Gražiai iki kraštų pat. Taurė, nusufluo gražiai. Jis turi būti ne trapučiai, o jis turi būti kaip vientisa masė, supranti. Tu jis vieną prie kito turi su... Nu gerai, pirmą paskleis. Toks tad buvo mūsų rugsėjis.